Svarbi auditorijos charakteristika yra jos požiūris į kalbėtoją ir jo išsakomas mintis. Šio požiūrio auditoriją galime suskirstyti į 3-4 grupės. Visų pirma, tai yra konstruktyvi, palaikanti auditorija. Vestuvės, jūs sakote tostą, jūs auditorija jūs palaiko. Kokia nors vakarėlyje, gimtadienyje, visi yra saviški, jums kalbėti lengva, jūs neturite savo kažkokių tikslų apginti savo nuomonės, pakeisti auditorijos požiūrį ir panašiai. Visiems linkiu kuo daugiau tokių auditorijų. Bet auditorija gali būti priešiška, konfliktiška. Pasižiūrėkime į kalbėjimą Seimo salėje. Labai dažnai tai būna kalbėjimas priešiškai auditorijai, opozicijai. Jeigu tai yra pažiūrų skirtumas, dar kartai su tokia auditorija gali visai gerai tvarkytis, bet priešiška auditorija gali reikšti, kad jūs tiesiog nepatinkate kaip asmenybė. Įsivaizduokime, teismo salė ir jūs sakote, negaliu aš jo pakęsti, jis nužudė mano seserį. Ar ne? Arba neklausysiu, kad tas gėjus man kalba, jis man yra šlikštus. Tai šiuo atveju, jeigu įmanoma, geriau iš viso išvengti tokio kalbėjimo. Dar auditorija gali būti neutrali. Jie mielai klausosi, ką jūs ten kalbate, ką pasakojate. Jie dažniausiai neturi savo nuomonės ir jeigu jūs norėsite įvelti į kokį įdomesnį pokalbį, diskusiją, jūs gali ištikti nesėkmė. Tiesiog reikia nepamiršti, kad jeigu auditorija neutrali, tai nereiškia, kad ten nesėdi kalbamojo dalyko koks nors ekspertas. Jeigu ką, būkite atsargūs žerdami savo išmintį. Ir dar yra indiferentiška auditorija, kuriai nei šilta, nei šalta. Dėstytojai, mokytojai labai nemėgsta indiferentiškų auditorijų. Kokios dar būna auditorijos? Koks nors įmonės renginys. Arba šiaip koks renginys. Ateina svečiai, kuriems rūpi tik pavalgyti ir išgerti. O jiems kažką ten kalba, pasako ir jie negali paimti ramiai tos taurelės ir kažko ten daryti. Ką tokiu atveju gali nuveikti oratorius? Parengti gerą, tinkamą tai auditorijai kalbą ir pamėginti ją uždegti. O jeigu nepasiseka, tai tiesiog atpilti tokį ritualinį kalbėjimą ir viskas.